Neišeina gražiai nupiešti prancūzą. Pirma, mums reikia geros, kokybiškos ir pigmentuotos bazės. Antra, mums reikia išmokti tokių judesių, kad išlyginti gražiai nago plokštelę. Kiekvienas meistras minimaliai turi turėti 3. Viena bazė natūralaus atspalvio kaip nago plokštelė. Antra turi būti su blizgučiu, gliteris turi būti labai smulkus. Ir dar vienos reikia milk, tai pienas. Panaudojau Topaz Bloom. Daryk savo ekrano nuotrauką, nes čia yra mano pagrindinės bazės. Antras labai svarbus dalykas, reikia gerų, tikrai gerų, kokybiškų, labai pigmentuotų dažų. Ką pradeda, mums reikia išsirinkti nago viduriuką, tipso viduriuką, paskui tą viduriuką padalinti ir pažymėti. Ūsiuko pradžia turi būti ten, kur yra augimo taškai. Dabar mums reikia sujungti. Tai 3 linijos. Gelinis dažas niekur nebėga, tai yra labai patogu. Ir dabar mes pradėsim daryti šypsenos liniją. Tai antras tipsas ir aš jau, kada reikia užspalvinti, naudoju stambesnį teptuką. Atsisėdome ir darome su jumis 1, 2, 3. Tokiu būdu mes su jumis galime atidirbti tiek. Visų priemonių yra Relux 24 puslapyje.